Taigi, sveiki visi, vėl noriu pasidalinti gautais produktais, šį kartą ne iš Pietų Korėjos parduotuvės pačios, bet iš Europos sandėlio. Ir kągi aš čia turiu. Taigi, užsisakiau prausimosi putas, 2 vienetus, puikios labai putos, antialergiškos, gali naudoti žmogus, kurio veido oda iš tikrųjų yra labai jautri ir puikiai putoja, puikiai nuvalo veido odą nuo nešvarumo. Taip, užsisakiau veidui kremą. Patys tau, čia yra dantų pasta, šepetėlis ir futliaras ir dantų krapštukas, tai yra rinkiniai, kelioniniai rinkiniai. Taip, čia turiu mažasis dantų pastas, užsisakiau dovanom, klientėm padovanoti, taigi, kaip sakoma, puikios dovanos gali būti dantų šepetukas ir mažų dantų pasta. Taip, čia užsisakiau granatų želė. Taip, čia, sakoma, klientė užsisakė pabandymui, pasižiūrėti, kaip tiks ar patiks. Na ir dar 2 produktai iš mūsų vakarinio rinkinio, nes aš kaukę ir pilingą turiu neišnaudojusi dar iš praeito karto, nes jisai naudojamas yra tik 2 kart savaitėje. Na, o šitie 2 produktai man jau jie yra pasibaigę. Tai va, ir dabar užsisakiau naujai. Tai va, matot, va, puikus užsakymas, puikus produktai. Taigi, kas norit užsisakyti produktus Pietų Korėjos kompanijoje, rašykit. Užsakymai yra, kaip sakoma, laisvanoriai, kada norit ir kiek norit užsisakyti, nėra nurodytos pinigų sumos, nėra startinių paketų, registracija yra nemokama. Taigi laukiam visų, kurie norėtų bendradarbiauti su kompanija arba užsisakyti tiesiog produktą savo naudoti.